Labas rytas! Šiandien yra gruodžio 23 diena, pirmadienis ir mes raunam tiesiai į Čikagą valgyti cepelinų. Kas džiaugiasi? Aš. Lietuviško maisto jokio nesam valgę 1,5 metų. Važiuojam į Smilga Bakery. Gryno važiavimo turim beveik 6 valandas. Važiuojam iš Ohajaus, nuo Clevelando beveik. Kirsim Indianos valstiją ir tada pasieksim Illinois. Nežinau, ar bus čia gražių vaizdų labai, nes man atrodo, kad kalnų čia nelabai bus kažkokių, kaip pas mus yra. Bet jeigu ką rasim, pafilmuosim. Važiuojam. Taip toks labai keistas dalykas, kol kas kelioniai. Mes labai čia ramiai sėdėm, be jokių bairių, zyzimų, dainavimų, kažkokių labai ypatingų. Ne visada tai pasiseka. Ačiū! Prašau. Mano! Liudvikai, ar tu didelis berniukas? Didelis berniukas? Parodyk, ką čia turi. Koja, taip. Ir bandai kojinę nusiimt, taip? Ką valgysi, Vincai? Aš valgysiu 4 cepelinus ir išsinešimai koldūnus. O ką tu, Liudvikai, valgysi? Liudvikai, o ką tu valgysi? Kenny. Let's go, let's go! Yeah! Kas čia buvo? Pipirų per daug maisto, jo? A jums skanu buvo? Skanu. Labiausiai laimingas tai aišku Vincas. Tai mes ką tik apsiforminę Smilga Bakery. Žiauriai įdomi vieta, nes iš tikrųjų čia yra lietuviškas maistas, kurio gali vietoj pavalgyti ir išsinešimui visokių dalykų yra ir burokėlių marinuotų, kėdainių, ten tų agurkėlių, mišrainių, po to vietoje pagamintų visokių mišrainių, lašinukų, dešryčių, pieno produktai, sūrelių, ko čia nėra. Aš prieš važiuojant į Čikagą parašiau Amerikos lietuviams Facebook'e, paklausiau, kur skaniai pavalgyti cepelinų, tai jie ten vos nesusimušė. Nes, oi, ten neskanu, ten skanu, vietų daug nėra, bet aišku, mes, pavyzdžiui, iš viso neturim tokios vietos. O jie turi čia tikrai
palyginus nemažai pasirinkimo. Mums turbūt bet kur būtų buvęs skanu, nes mes tikrai labai senai valgiam tokį maistą. Mes čia kai atvarėm, tai man pirmas dalykas, kas kliuvo, tai tas greitai, va padarom čia viską, suskanuojam, greitai tu ateini čia. Ir po to dar kas pikti veidai. Čia buvo tokia atrakcija, mes tikrai čia praleidom, mes 3 valandas čia sugaišom. Svarbiausias šiandienos pirkinukas tai lietuviškas Napoleoniukas. Kainavo, man atrodo, $22. Oras Čikagoj kaip Lietuvoj. Cepelinų spalvos dangus. Žiūrėkit. Mašinos. Vincai, žiūrėk. What? Ai, pamenu, kai mes čia varėm su jūs tai mašiną. Nope. Nors kartą normaliai rozečių visų neužimu. Einam į baseiną? Jej! Einam paplaukat. Bet. Iki šiol visos naktys tik su mamyte. Jej. Kelionė pavyko. Labas rytas! Labas rytas. Važiuojam į mokslo muziejų. Let's go! Jej! Nelabai iki galo supratom, galima kamerą pasiimti ar negalima į muziejų. Pasiemam, surizikuosim, jeigu ką paims ir po to atsiimsim. Čikagos mokslo muziejus yra vienas didžiausių pasaulyje ir didžiausias muziejus vakarų žemės pusrutulyje. Nusiemam striukės ir pasidedam į bagažinę, nes šio požeminė žeminis parkingas. Kad nesitasyti muziejui belenkiek daiktų. Let's go! Are you ready? Yeah!
Jėzų, net rankos dreba. Patinka? Smirda? Let's go. Jo, nes Išsigando vaikas. pavargai? Lietnioninė linksmų kalėdų. Lietuviška eglė papuošta baltais šiaudeliais. Taip ir galvojau, kad šitą ir bus.
Žiauriai didelis muziejus. Nieko mokamo neužsakinėjau, nes žinojau, kad jisai labai didelis ir pavargsim. Tai galvojau, jeigu ką, tai nusipirksim vietoje ten tą mokamą pramogą. Nebereikėjo, nieko, viskas. Tai ką jie čia turi? Tai tu gali nusipirkti abonimentą ir tada vaikščioti ten visus metus. Tada tai žiauriai yra gerai. Kas yra? O mami duosi saldainį? Nope. Please, taigi nupirkau saldainių ir aš noriu paragauti kosmonautų saldainių. Vincas? O Vincui davai saldainį? Ne. Liudvikai nedavai Vincui saldainio? Teti, kaip tau patiko muziejus? Pasako. Nieko. Tas Koperniko kažkaip vis tiek įstrigęs labiau. Iš Varšuvos. Bet geras ir šitas. Ačiū. Gavau kosmonautų saldainiuką iš Liudviko. Ačiū Liudvikai. Thank you. Panašus snigersą, tik tais be riešutukų. Gera kelionė? Yes? O tau gera kelionė? Nematau, ką rodai. Gal špygą rodai. Kurį gersi? Kurį? Pizza. Gerai, pica. O kurį iš čia imsi? Chips. Čips? Čia ne čipsas, čia vynas, okei? Gersi vyno? No. Ne? Šaunuolė. Nuėjom pavalgyti picos pas Italiukščius, bet valgėm Čikagos pizzą. Nu, neįveikėm. Keturiese vienos picos neįveikėm. Tokia picos pyragas. Reikia vieną kartą gyvenime paragauti.
Vincai, pasakyk, kas patiko Čikagoje. Man patiko žiūrėti iš aukšto pastato. Kas dar patiko? Patiko valgyto picą skanę. O kas mokslo muziejui labiausiai patiko? Padaryti tą tornadą. O kas tačiui labiausiai patiko? Čikaga patiko? Man tai, jo, patiko, man tai šitą gatvę. Kiek iš 10? 7 iš 10. Čikaga? O tai New Yorkas tada kiek? 8 iš 10. New Yorkas labiau nei Čikaga patinka? What? Nešvilis geriau, 10 iš 10. Nešvilis. Kas Čikagoje patiko? Patiko Trump Tower. Miestas švarus. Cepelinai. Pizza. O, bomžynas. Man asmeniškai labiausiai patiko tai mokslo muziejui žaibo imitacija Teslos. Ten buvo nerealiai gerai. Kas pačioj Čikagoje labiausiai patiko? Mieste būnant toks jausmas galbūt panašiai kaip Niujorke, tik nėra tiek daug žmonių. Gatvės plačios, palyginus, platesnės, erdviau viskas, švariau gerokai, labai švaru iš tikrųjų, nes Niujorkas tai šiukšlynas. 4 kelionės dienos reziumė buvom mokslo muziejui, kuris yra didžiausias šiaurės pusrutulyje. Jis buvo nerealiai geras. Su kuo galėtumėm palyginti, tai su Varšuvos Koperniko muziejum. Koperniko muziejus žiauriai giliai įstrigęs, labai geras buvo. Šitas gal šiek tiek modernesnis, bet tada nuėjom pasitaliukščių, suvalgėm picutės, Čikagos picos, bet itališkos Čikagos picos. Tada nuėjom į prekybcentrį, pažaidėm su Lego, suvalgėm po desertą. Šlykštus desertai buvo. Tikrai žiauriai neskanu buvo. Po dangoraižio važiuojam namo dabar. Tai va, varom ilsėtis. Mūsų vienas jau užkrito, miega, dar tik 6 valandos vakaro, bet mūsų laiku jau 7, tai biški sunku. Tai mes biški pailsėsim, ir einam miegot. Iki pasimatymo rytoj. Bye. What? From North Pole? Merry Christmas, my friends. This is Santa from here at North Pole. It's nice to see you having an interesting time every day, all year around. I was getting your gifts for you, but you are not at home. Your car is so small and you have so many things. I have so many gifts that everything I could do was left only small gifts for you. I'm really sorry about that, but big boxes waiting for you in home is Cataway. Yes! Enjoy your time. Safe journey until next year. Merry Christmas and Happy New Year. Ciao, ciao, ciao. Tai aš taip ir galvojau, kad namuose bus didelį. Labas rytas! Šventom Kalėdom! Būkit sveiki ir laimingi. O mes ragausim lietuvišką Napoleoną. Internetas lėčiausias pasaulyje. Keliasi. Įsikėlė tik jam 2% per visą naktį.
Šiandien turim gruodžio 25 dieną, kalėdas, trečiadienį ir važiuojam į Čikagą pačiuožinėti Megi parke. Ir po to šiek tiek panarstysim Čikagą, daugiau negu vakar, nes vakar labai mažą kampuką apėmėm. Tai važiuojam! Važiuojam? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Once bitter and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Neatsimenu kaip čiuožti. You give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears. Svarbiausia nenusijobinti, ne Vincai? Reisino kai kurie. Kas vyksta? Vincas? Vincas, yeah? What happened? Kaip šalta.
Tie du boksai. Ačiū. Borisas, Vašingtonas ir Solomonas. 3 karaliai. Čia vienas karalius. Ledvigai, happy? No. No? What? Reportažas. Kai užaugsiu, tai aš čia gyvensiu. Okay. Sunku? Viskas. Mommy's turn. Okay, mommy's turn. Aktorius. Stop. Gerai. Kur eina? Matai, paauglys vykdydė. Visą vykdydė. Nori pažiūrėti? No? Rūkas. Fotografų būrelis. Ar gražus mano rankinukas? Yes. Naujausia kolekcija. Išmanus, šneka, daro, dainuoja. Pavydėkit. Maža žiauriai.
daug kainuoja iš tikrųjų. Mes tikrai nemažus atstumus praeinam su juo. Šaunuolis tu liudiukai, taip? Taip. Didelis berniukas, taip? Taip, bet not and go there. Tu stiprus vyrukas, taip? Taip. Kai užaugsi, būsi labai didelis ir stiprus vyras, taip? Visos mergos eis iš proto, taip? 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 Taip. Buvom pačiuožinėti. Gerai, kad ryte atvarėm. Labai gerai, kad ryte atvarėm ir labai gerai, kad pasiėmėm čiuožyklą Megi parke, nes prie pupelės Čikagos, tai ten nebuvo įspūdinga eglė, tokia Čikagos gal vargana atrodo palyginus su pačiu miestu, tokia tikrai vargšė. Tai net nesifotkinom, nes ten įspūdžio kaip ir jokio nebuvo. Nepalyginsi su New Yorko eglute. Pačiuožinėt, pradžioj Vincas pridėjo į kelnes iš karto ėjo sėst, pasėdėt. O Liudvikas labai užsispyręs buvo, kad jam sunku buvo, tai jis vaikas po to valgyt prašė ir nebečiuožė. O po to aš Vincą trupučiuką pakalbinau ir mes šiek tiek pačiuožinėjom. Vienintelis Vincas dribalino kokius 3 kartus. Užpakalį, sako, vaikų skauna. Pingviniuką gavo. Senį besmegenį tiksliau. Liudvikas pingviniuką gavo. Ir užėjom į Čikagos iliuzijų muziejų, kuris tikrai nesužavėjo. Vilniaus iliuzijų muziejus daug geresnis buvo. Prie pupelės atrodė labai daug žmonių, kai mes atėjom. Bet dabar, kai grįžinėjom iš centro link vakaro, tai jau buvo tokia masė žmonių, kad jau priminė New Yorką. Kokie įspūdžiai po Čikagos? Labai gražus miestas, tikrai švarus. Vėlgi, kas nėra būdinga Amerikos miestam. Ir giliau paėjus jo, matosi, kad benamių nemažai yra. Pasižiūrėjau, tai kad realiai 22 metais buvo apie beveik 8 tūkstančių benamių, 70 kažkiek. Ir vis po 10% kiekvienais metais auga, supratau. Tai dabar turėtų būti virš 80 tūkstančių, o New Yorko mieste virš 80. Ir yra tai realiai ant tokio kiekio žmonių, kas yra New York'e ir kas Čikagoje, nes Čikaga turi 3-4 kartus mažiau gyventojų, labai daug yra benamių. Džiaugiamės, kad apsilankėm žiemos metu, nes mes jų matėm labai mažai. Tikriausiai vasarą nebūtų taip labai patikę. Tik tas cepelininis dangus trupučiuką liūdna. Vincai, tu ką pasakysi? Vincai? Kas patiko, kas nepatiko? Man patiko čiuožinėti, bet man nepatiko, kai aš labai nukritau ir man koja labai skaudėjo tuo laiku. Ateik. Come on. Jau. Grįžom namo, pavargę. Nusimaudėm baseinę ir viskas. Mes miegot. Kas dar nemiega. Blue, try to climb up this roof. Susimatysim rytoj.